Sveiki! Aistros dėl kitų metų biudžeto nerimsta ir tikriausiai artėjant laikui, kai jis turėtų būti priimtas, atmosfera kais dar labiau. Štai ir šią savaitę, pirmadienį, prezidentė Dalia Grybauskaitė po susitikimo su premjeru, Seimo ir vyriausybės atstovais viešai pareiškė, kad neketina pasirašyti kitų metų sodros biudžeto, jeigu nebus numatytas mažinamų senatvės pensijų kompensavimo mechanizmas, jeigu liks punktai, kurie blogina neįgaliųjų padėtį, bei nebus atsisakyta ketinimų 2 procentais didinti sodros įmokas. Išsamiau pasakoja Giedrė Bilbokaitė. Daugiausia kritikos sulaukė socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Mat jau vasarą įsakytos prezidentės pastabos buvo praleistos pro ausis ir jokie pasikeitimai nevyko. Sodros biudžeto ir socialinių reikalų reformos nematau. Visos priemonės yra laikinos, siūlomos 2 metam, be išliekamosios vertės. Prezidentė ne tik kategoriškai pasakė prieš dabar formuojamą kitų metų sodros biudžetą, bet ir išsakė pastabas, į kurias neatsižvelgus jis bus vetuojamas. Aš nesutiksiu pasirašyti įstatymo sodros, jeigu jame liks 2 procentų mokesčių padidėjimas, jeigu jame liks senatvės pensijų mažinimas be kompensavimo mechanizmo, jeigu jame liks 4 priemonės, kurios praktiškai tiesiogiai mažina ir blogina neįgaliųjų situaciją. Vyriausybės vadovas Andrius Kubilius po susitikimo teigė, kad į prezidentės pastabas bus atsižvelgta. Tačiau iš kur paimti beveik $1,5 milijardo ir užlopyti sodros skylę, kol kas neaišku. Tai dėl tų 400 ar 500 milijonų litų kompensavimo mes tikrai ieškom tų mechanizmų ir juos surasim. Yra keletas idėjų, kol kas nesam galutinai apsisprendę. Tiek dėl bedarbystės įmokų mažinimo ar dėl 2 procentų atskaitimų nuo gyventojų pajamų mokesčio. Seimas dėl kitų metų biudžeto turėtų apsispręsti gruodžio viduryje. Kaip ateityje būtų kompensuojami gyventojų praradimai, kuriuos jie patirtų dėl sumažintos pensijos, kol kas nenuspręsta. O kai kurie Seimo nariai jau siūlo, kad didesnį mokestį sodrai mokėtų tik darbdaviai, kuriems ketinama 5 procentais sumažinti pelno mokestį. Galimi sprendimai, kaip užkamšyti maždaug 600 milijonų litų skylę, kurie atsivertų valstybės biudžete, jeigu parlamentarai atsižvelgtų į prezidentės kritiką, anot premjero Andriaus Kubiliaus turėtų paaiškėti artimiausiu metu. Vienos privačių Vilniaus mokyklų mokiniai nustačius kiaulių gripą, mokyklos vadovybė kreipėsi į tėvelius siūlydama kuriam laikui nutraukti pamokas. Po šio įvykio kai kurie parlamentarai suskubo kreiptis į sveikatos apsaugos bei švietimo ir mokslo ministerijas ir ekstremalių sveikatai situacijų centrą reikalaudami kuo skubiau parengti rekomendacijas švietimo ir ugdymo įstaigoms, kaip elgtis, jeigu kiltų epidemijos pavojus. Sveikatos apsaugos ministerija nerekomenduoja mokykloms, jeigu patvirtintas tik vienas gripo atvejis, laikinai riboti veiklą. Tai daryti esą reikėtų tik tuo met, jeigu bus pasiektas epideminis lygis. Šią savaitę taip pat paaiškėjo, kad Lietuva vakcinos nuo pandeminio gripo gali įsigyti dar iki šių metų pabaigos, nes vaistų tiekėjai vakcinų gavo iš šalių jų įsigijusių per daug. Vyriausybė nutarė pandeminio gripo programai skirti 1 700 000 litų. Iš jų 700 000 bus skirti vakcinai, o už likusius papildytos antivirusinių vaistų atsargos. Seimo Teisės ir Teisėtvarkos komitetas trečiadienį baigęs parlamentinį tyrimą dėl aplinkybių, susijusių su Drąsiaus Kedžio skundų tyrimu, teigia, kad jei jis nebūtų vilkinamas, 2 žmogžudysčių Kaune spalio 5 dieną galėjo būti išvengta. Komiteto pirmininko Stasio Šedbaro teigimu, jie nustatė, kad prokurorai tinkamai nereagavo ne tik į Kedžio skundus apie jo dukros prievartavimą, bet ir į mergaitės mamos bei pastarosios sesers prašymus jas apsaugoti. Išvadose taip pat skelbiama, kad tai, jog byla buvo vilkinama, gali turėti įtakos galutiniam sprendimui pedofilijos byloje. Vis dėlto anot Šedbaro nenustatyta, kad vilkinama buvo specialiai. Iki Ignalinos atominės elektrinės uždarimo likus mažiau nei 50 dienų, seimūnai suskubo rengti naujus projektus dėl jos darbo pratęsimo. Ketvirtadienį buvo svarstomos Tvarkos ir Teisingumo partijos frakcijos nario Juliaus Veselkos inicijuoto įstatymo pataisos, kuriuose numatoma, kad suderinus ES institucijomis ir ES valstybėmis narėmis, elektrinės antrojo bloko darbas pratęsiamas iki 2012 m. Liepos 1 dienos, bei frakcijos Viena Lietuva nario Manto Varaškos pristatyta rezoliucija,
kurioje raginama derybų keliu dėl iš esmės pablogėjusios valstybės ekonominės ir finansinės būklės elektrinės darbą pratęsti iki 2012 metų pabaigos. Seime vykusias batalijas stebėjo Giedrė Vilbokaitė. Deja, po ilgų diskusijų nei vienas projektas nepatvirtintas, o balsavimai skelbti neįvykusiais, mat parlamentarai paliko savo darbo vietas. Dalyvavę diskusijoje Seimo nariai irgi nebuvo vieningi. Vieni stojo ginti lietuviškos elektros, kiti vienareikšmiškai palaikė stojant į ES prisiimtus įsipareigojimus. Treti realiai vertino situaciją, jog susiimta per vėlai. Bet tie, kurie nebalsavo, yra realiai bailiai. Bailiai, kurie bijasi atstovauti Lietuvos Respublikos interesus. Arba žmonės, kurie, kaip ne kurie, balsavo savo laiku už tai, kad būtų susitarta taip su ES, kad būtų uždaryta atominė elektrinė. Baikim apgaudinėti save ir klaidinti mūsų žmonės, kad yra kažkokios teorinės galimybės šiandien susitarti dėl antrojo Ignalinos atominės elektrinės bloko darbo pratęsimo. Jeigu norėjo pasinaudoti Europos sutarties 307 straipsnio išimtim dėl to pratęsimo, tai reikėjo daryti per pirmuosius 3 metus po mūsų įstojimo. Dar diskusijų Seime išvakarėse Ignalinos atominės elektrinės vadovas Viktoras Ševaldinas įspėjo, kad kelio atgal jau nėra ir elektrinę uždaryti būtina. Esą reikėjo galvoti anksčiau prieš sutinkant su ES diktuojamomis sąlygomis. Uždaryti jėgainę Lietuva įsipareigojo stodama į ES 2004 metais, o ES elektrinės uždarimui finansuoti skyrė specialias lėšas. Finansų ministerijos duomenimis per 10 metų mėnesių į valstybės biudžetą surinkta per 12 milijardų 500 milijonų litų, 102 milijonais arba 0,8% daugiau negu planuota. Daugiausia pajamų surinkta iš pridėtinės vertės mokesčio – beveik 5 milijardai 890 milijonų. Bet palyginti su 10 mėnesių biudžeto pajamomis 2008 metais, per 10 metų mėnesių biudžetą surinkta beveik 24% mažiau pinigų. Šių metų spalį Sodra išankstiniais duomenimis gavo maždaug 1/4 mažiau pajamų, negu buvo planuota. Palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, pajamos buvo mažesnės daugiau kaip 10%. Šį spalį Sodra išleido šiek tiek mažiau negu buvo planuota, bet daugiau negu prieš metus. Tai esą susijęs su išaugusiu motinystės, tėvystės pašalpų gavėjų skaičiumi bei padidėjusiomis pensijomis. Penktadienį Litexpo parodų centre atidarytos 3 parodos – Vaikų šalis, jūsų namai ir protingi namai. Joje pristatomi pažangiausi informacinių technologijų srities specialistų sukurti sprendimai buičiai, nuolat tobulėjantys ir vis daugiau komforto kasdienybei suteikiantys bei laiką taupantys elektronikos prietaisai ir jų valdymo sistemos. Parodoje ypač daug dėmesio skiriama ateities, intelektinių skaitmeninių namų vizijai pristatyti. Lietuvos savivaldybių atstovai įteikė prezidentei, Seimui ir vyriausybei peticiją, kurioje reiškiamas protestas prieš valdžios planus mažinti 2010 metų savivaldybių biudžetus 3 kartus labiau nei valstybės biudžetą. Išsamiau apie tai žiūrėkite laidoje Savaitės pjūvis, o mes vėl susitiksime po savaitės ir vėl kartu apžvelgsime, kaip tas 7 dienas gyveno Lietuva. Tad iki kito karto. Sudie.